informavus, tai yra išsiųstas teisinės pagalbos prašymas Jungtinėms Amerikos valstijoms ir, vyksta gana aktyvus bendradarbiavimas su JAV teisėsaugos institucijomis šio klausimu. Ir tikimės, kad teisinės pagalbos prašymas bus įvykdytas. Žiūrėkit, mūsų policija neoficialiai kalba apie tokį nesusikalbėjimą su Amerikos policija, nes dabar atseit prokurorai prašo įteikti Venckienei šaukimą. Amerika nesupranta tokio žanro ir klausia, ar ją reikia sulaikyti. Mūsiškiai sako, ne, įteikti šaukimą. Tada amerikiečiai jau taip ir neįteikia, nes pas juos nėra tokio reikalo kaip šaukimas. Bent jau kiek aš supratau. Tai klausimas yra toks, kodėl prokurorai neprašo sulaikyti Venckienės? Šaukimo įteikimas yra tiek įprasta procedūra, jinai nuolat vykdoma, nes šaukimai tik ir įteikiami teisinės pagalbos prašymo forma. Čia yra įprasta bendradarbiavimo forma. O kodėl neprašote sulaikyti? Kodėl jūs nenorite sulaikyti? Mano nuomonė, kad Šiaulių prokurorė, kuri organizuoja minėtą ikiteisminį tyrimą, veikia nuosekliai ir adekvačiai įvertindama nusikaltimo padarimo sunkumą, įtarimo asmenybę ir taip toliau. Tai ar šioje procedūroje yra pažangos kokios, paieškos Venckienės? Manau taip. Kokios? Duomenų rinkimų prasme. O kada bus rezultatai? Jūs prognozuojat šiemet arba čia ne nuo jūsų visiškai? Iš tikrųjų, ne nuo mūsų priklauso, bet, kaip minėjau, tai yra gana aktyvus bendradarbiavimas su Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijomis. Prokurorai, sakykit, ar Lietuva pasiruošusi galimam ekstradicijos procesui, ta prasme, prokuratūra, ar ruošiasi, ar pasiruošusi? Tai čia tolimesni žingsniai, kurie galimi, bet priklausomai nuo to, kokie bus pirmieji žingsniai ir kaip jie žengti. Šiuo metu yra pavesta Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijoms nustatyti buvimo vietą įtariamosios ir įteikti ją šaukimą. Iškeisti apklausą. Bet tai buvimo vieta, kaip suprantam, nustatyta, o kodėl šaukimas neįteiktas, ar žinote? Prokuratūra yra informuota apie galimą įtariamosios buvimo vietą. Ar tai žinojimas, galima buvimo vieta, ar ne? Ar tai žinia, ar tik tai duomenys? Tai čia jums jau spręsti. Jūs sakėt, kad yra pažanga padaryta duomenų rinkimo srityje. Kokius duomenys jūs turite apie ją? Tikslinant įtariamosios buvimo vietą. Tai kokie? Ką patikslinate? Negaliu dėja daugiau nieko atskleisti to paties tyrimo sėkmės sumetimais. Prokurorė, kita tema. Ikiteisminis tyrimas dėl Kėvišo buvo nutrauktas vakar. Jis truko daugiau nei 4 metus. Sakykit, ar jūsų manimų 4 metai ikiteisminiam tyrimui tai yra normalus terminas? Čia reikia paminėti, kad ikiteisminiam tyrimui kliudė tarptautinio bendradarbiavimo aspektai. Tiksliau, Vokietijos nevykdomi teisinės pagalbos prašymai dėl tam tikrų liudytojų klausos ar medžiagos pateikimo Lietuvos teisėsaugai. Taip, kad iš tikrųjų Lietuva išnaudojo visas galimybės. Išjudinant tą procesą, kreiptasi netgi 5 kartus, išnaudojant ir politinės priemonės tam tikras, kad vis tik tas teisinės pagalbos prašymas būtų vykdomas, tačiau rezultatas yra toks, koks yra. Ar tam reikėjo tų 4 metų, kad visi tiek būtų išnaudoti, ar ta prasme, iš tikrųjų vis tiek 4 metai, atrodo, šiek tiek neadekvatu. Jeigu kažkas nebendradarbiauja, tai gal anksčiau paaiškėjo, kad nebendradarbiauja? Prokurorai darė viską, kas nuo jų priklauso, todėl taip ilgai tai ir užtruko. Teismas įpareigojo vienaip ar kitaip šį teisminį tyrimą užbaigti, tai ir buvo padaryti. Prokurorė, gal aptarėt su Seimo pirmininku prokuratūros ataskaitos temą, kada vėl eisit į tribūną ar teiksit naują ataskaitą? Ne, šitą mane buvo paliesta. O Seimo pirmininkas, grįžtant prie Venckienės temos, jūsų ko klausė dėl Venckienės, ką jūs kalbėjote pusvalandį? Tai panašus klausimai kaip ir jūs. Tai panašus atsakymai. O kalbėjote tik apie Venckienę? Buvo ir kiti klausimai. O kokie? Atsiprašau, tai gal Seimo pirmininkas, jeigu jisai mane išsikvietė ir kalbino, tai gal jo ir prašyti informaciją. Prokurorė, teismo psichiatrijos tarnyba siūlo, kad teismo psichiatrijos ekspertus skirtų nebe teismas, bet parinktų pati tarnyba. Ką jūs manote apie tai, ar tai būtų naudinga, nenaudinga? Kokia jūsų pozicija? Čia šį klausimą reikėtų iš tikrųjų giliau padiskutuoti. Teismo psichiatrijos ekspertai tokį prašymą ir poziciją argumentuoja tuo, kad netolygiai paskirstomas krūvis, kada kitos institucijos nusprendžia, kurio miesto ekspertui atitinkamą užduotį pavesti. Taip, kad čia tikrai kils klausimas, į kurį reikėtų pasigilinimo ir kaip tik manau, kad tos diskusijos dabar vyksta. Ar jūs galėtumėte pasakyti, jūsų manimų, kokie būtų pliusai ir kokie minusai tokios pertvarkos jūsų asmeninio požiūrį? Pliusai tai tikriausiai tolygesnis darbo krūvis ekspertams ir galbūt greičiau atliekami ekspertiniai tyrimai, kadangi krūvis visose skyriuose būtų tolygesnis.
Sunku pasakyti, sakau, čia reikia gilesnės analizės. Prokurore, dėl įtarimų buvusiam Seimo nariui Zaktarukui, po 4 metų jie pareikšti. Kodėl taip reikėjo? Kaip žinote, praėjusį rudenį minėtas asmuo neteko Seimo nario neliečiamybės. Ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu buvo teisiamas, atnaujintas. Ir šiek tiek užtruko, manau, renkant tam tikrus duomenis, kurie šiuo metu ir tapo pagrindu įtarimui pareikšti. O gal prokuratūra turi duomenų panašių kažkokių apie kitus buvusius arba esamus Seimo narius? Nes, kaip žinia, Čia reikėtų klausti prokuroro, atliekančio organizuojančio ikiteisminį tyrimą. Prokurorai kritiškai vertina reformą, jūs rodote. Ar jūs ką nors duojate keisti ir apskritai jūs visą laiką ir ataskaitoje labai pažangiai įvertinate tą reformą? Ką jūs įtėte? Tikrai pertvarkos kritika mums nėra netikėta, jinai prognozuota, netgi tų pačių Seimo narių. Kad 2010 metais Seime buvo priimtas nutarimas, kurio kaip tik ir buvo nubrėžtos gairės dėl prokuratūros pertvarkos. Tai minėtame nutarime ir buvo akcentuojama, kad pertvarką turėtų vykdyti padėties prokuratūroje išsaugojimų nesuinteresuoti asmenys. Taigi toks pasipriešinimas ar kritika, tai buvo prognozuojama. Vienas dalykas, o prokuratūros pertvarkos gairės pirmiausia Seimas ir brėžia, numatydamas prokuroro rotaciją, kalbėdamas apie apylinkių prokuratūrų reorganizaciją. Kaip žinote, šiuo metu jos yra tos prokuratūros sustambintos. Taigi ir patys prokurorai dalyvavo pertvarkos vykdyme ir visi pertvarkos metiniai buvo rengiami darbo grupėse. Vėliau, kai tik susikūrė prokurorų profesinė sąjunga, šios sąjungos atstovai buvo kviečiami dalyvauti darbo grupėse. Ir iš esmės visais klausimais yra sutarimas. Išskyrus vienu atveju, prokurorų profesinė sąjunga pasisakė prieš prokuratūros įstatymo pakeitimą, kuris buvo pagrindo prokuratūros pertvarkai. Netgi patys prokurorai prognozavo vadovų pasipriešinimą, kadangi jų skaičius, kaip žinote, mažėjo daugiau nei per pus. 100 vadovų sumažintas skaičius, tai įsivaizduokit, ką reiškia, kiek ambicijų užgauta ir visa kita. Taip, kad čia natūralus procesas, kurį praėjo visos valstybės įgyvendinusios panašias pertvarkas. Galų gale pažiūrėkime apie reformas kitose srityse Lietuvoje. Sveikatos apsaugos, švietimo. Ar tai lengvi procesai, ar vienareikšmės nuomonės yra apie vykstančias pertvarkas. Tai įprastas, manau, dalykas. Dėl Venckienės paieškos dar šiemet tikitės rezultatų kokio nors? Mes visada tikimės kuo anksčiau rezultatų, bet tikrai nedėkingiausias dalykas prognozuoti ir užtikrinti tą daryti. Tikrai to negaliu padaryti. Tai iš Jungtinių valstybių jūs tikitės, kad pirmasis žingsnis bus įteikti šaukimą, taip? Nustatyti Venckienės gyvenamąją vietą. Ir tiek šaukimą.